Esame žieminių rapsų pasėlyje. Rapsai pasėti yra į skutimą rugpjūčio 18 dieną. Tokiame pasėlyje būtų pats laikas panaudoti ir augimo reguliatorius. Mes rekomenduojame Tilmor 0,8 litro į hektarą. Panaudoję Tilmor sustabdysite pagrindinio stiebo tįsimą, tačiau nestabdysite lapų augimo ir šaknų vystymosi. Taip pagerinsite žieminių rapsų peržiemojimą. Tiek Targa Super, tiek Tilmor yra aukštos kokybės produktai, kuriuos galima maišyti tiek su insekticidais, tiek su fungicidais, tiek su augimo reguliatoriais, mikroelementinėmis trąšomis. Tik tais dėl kiekvieno maišymo reikėtų pasitarti individualiai. Šiame pasėlyje reikėtų naudoti Targa Super kartu su Tilmor mišinį. Vienu metu nušautume 2 zuikius, sunaikintume likusias vasarinių miežių pabiras, taip pat pristabdytume rapsų augimą ir apsaugotume rapsus nuo ankstyvųjų ligų. Šiame lauke ūkininkas ruošiasi naudoti Targa Super ir Tilmor mišinį. 0,75 litro hektarą Targa Super ir 0,8 litro hektarą Tilmor. Vienu važiavimu ūkininkas sunaikins naujai sudygusias pabiras, taip pat pristabdys rapsų pagrindinio stiebo augimą, paskatins šaknų vystymąsi ir apsaugos rapsus nuo ankstyvųjų rapsų ligų, tokios kaip famozės. Darbus atlikime laiku, siekime aukščiausių rezultatų ir susitiksime kitose video.